Sveiki visi, su jumis aš Žemsgan, šiandien žaidžiame Damage Drive, su jumis esame pareigūnai. Šiandien bandysime stabdyti su šitu BMW automobiliu sunkvežimį, pažiūrėsim, ar tai pavyks mums padaryti, ar nepavyks. Tai pradėsime. Ir truputėlį paklausykit trumpą reklamą. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug kitų. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, tai va, galite pamatyti priekį mūsų sunkvežimį. Šiaip jis nėra labai jau ir greitas. Manau, ir labai bus ir lėtas, bet svarbiausias dalykas, kai mes jį su jumis bandysim sustabdyti, aš net neįsivaizduoju. Tai pirma, manau, galima pabandyti sustabdyti, va štai taip, mūsų automobilį, įkišus va į va tavo tarpą, gal matėt su pelytę parodžiau, į va štai čionai va. Fūros, nežinau ar pavyks, bet to pabandysim padaryti. Aš nelabai noriu ant pirmo bandymo labai sulaužyti savo automobilio, kadangi tai gražus automobilis, bet kitaip nežinau, kaip galima sustabdyti šitą fūrą. Arba mes galim iš karto pabandyti va štai tai padaryti, bet manau, kad tai negerai idėja, kad vairuotojas nelabai nori sustoti, bet gal ir pavyktų. Oi, matau, nieko mums nepavyko. Kiek matom, sunkvežimio vairuotojas labai agresyviai mūsų nusiteikęs, tikrai nenori stoti. Mes galim jį pabandyti realiai numušti truputėlį nuo kelio. Nežinau, ar pavyktų, bet aišku, negeriausias dabar būdas, bet jisai padarė. Palaukit, pas mane užklydino galinis ratas, aš abejoju, kad mums reikia svarbiausia jo nepamesti, nes jeigu mes jį pamesim ar paleisim kažkaip, tai žinokit, mes ir jau nesugebėsim sugrįžti. Man tas ratas daro labai didelę kliūtį. Blemba, kaip jis mus gražiai apgavo. Abejoju, kad mes galim toliau pratęsti gaudynės. Tai ką galim pamatyti, sunkvežimis toliau nuvažiavo savo keliais, mūsų automobilis, visos durys įlenktos nuo smūgio, taip pat bagažinė atsidarius, bei dėl ko mes sustabdėm gaudynės, dėl to, kad vat, mūsų ratas, matot, kaip jis išėjęs iš šoną, vat štai čia va. Jo, nieko gero. Taip, o mes su jumis bandysim dar. Taip, tai mes su jumis antrą kartą bandysim sustabdyti fūrą. Kažkaip jinai labai jau lėtai čia važiuoja, keistai įdomiai. Tai mes jai duosim truputėlį įsibėgėti. Taip, tai ką mes bandysim padaryti jau dabar. Manau, gera idėja būtų kažkaip sustabdyti va štai čia va įlindus. Iš karto mūsų mėto labai. Labai reikia atsargiai, nes pas mūsų automobilį labai jautrus ratai. Man tas nelabai patinka. Mūsų misija yra kuo ilgiau prasilaikyti bei sustabdyti sunkvežimį. Nes jeigu jis mus, pavyzdžiui, tai va, aš jeigu lyščiau ir jisai mus užkirstų mums ratus, tai jau mes galime sakyti, kad tikrai nesustabdysim. Tai mūsų misija į kuo ilgiau pavedžioti po kelią ir pabandyti kažkokiais būdais sustabdyti su mūsų šitų automobiliu. Tai pirmas būdas, mes bandėm va štai čia atsistoti, tai jis, nelabai pavyko. Tai manau, antrą būdą galim pabandyti gal atsitrenkti jam į ratus, pavyzdžiui, kaip priekabos, gal kažkas nuo to pasikeistų. Taip, tai bandom. Aš jau labai stipriai bandau įlysti į ratus, mūsų užnešėm. Realiai tai yra labai negerai, bet... Nes va... Aha, mūsų labai jau į kairę pusę vedam. Jo, čia negeras ženklas. Jo, mūsų labai į kairę pusę veda. Tikriausiai vėl truputėlį susigadina ir va, vairas. Oi, tu savo! Ir vairas kreivai stovi. Taip. Tai bandysim dabar jam iš dešinės pusės. Va štai tai, va jam padaryti. Labai jau mane į dešinę pusę pradėjo vedžioti, bet dar kart. O tai va. Jisai labai jau stipriai būna, kad nueina į šoną, bet taip nieko neatsitinka. Va tai va, su jumis bandom.
Čia matau į priekinį ratą nelabai apsimoka, tai mes bandysim į galinį. Ir jį neblogai užnešė, bet ir mūsų automobilis irgi jau neblogai atrodo. Taip, bandom vėl jam į dabar iš kairės pusės. Manau, vėl greitai mes sustosim su jumis, nes jau mūsų automobilis jau nepajėgia tiek. Tai bandau. Šitas gal ir geras variantas. Skaičiu. Taip, bandau. Ujojoj, posūkis. Mūsų automobilis vos, jis jau nebesuka. Vos gali pasukti į pusės. Tai realiai negeras ženklas, bet, kaip sakant, ką padarysi, teks su to gyventi. Jo, mūsų automobilis išvis nesuka dabar nei į vieną pusę. Pradėjo truputėlį pasuko. Matau, kiek važiuoklė, vienas ratas žiūri į vieną pusę, kitas į kitą, nu jau. Taip ilgai ir nepravažinėsim su jumis. Taip, tai ką, bandysim gal dabar pasiekti gan didelį greitį ir atsiriešim jam į ratus. Manau jau viskas, jo. Tai kągi, antrą kartą mes nesugebėjom sustabdyti sunkvežimio, realiai negalvojau, kad taip sunkiai bus jį sustabdyti. Nu, vienu žodžiu, jo, sunkvežimis ir lengvasis automobilis nepalyginamas dalykas. Nu, bet ką padarysi. Tai kągi, keliaujam trečią kartą, bandysim sustabdyti, tikiuosi trečias kartas bus jau paskutinis, laimingiausias, kaip sakant. Nu, tai to ir patikrinsim. Taip, ir mes vėl su jumis bandysim sudėti sunkvežimim. Tai kiek supratom, kad rieštis jam į ratus, tai yra vienas iš geriausių variantų. Atsiprašau, tai yra vienas iš geriausių variantų. Bet man taip pat, aš taip pamačiau, jeigu, tarkim, šitoj kitoj pusėj, kairiai pusėj, būtų duobė ar kanjonas koks nors didelis, tai būtų daugiau šansų jį sustabdyti, jeigu mes tiesiog jam tankytume į ratus. Arba, pavyzdžiui, jeigu būtų netoli akmuo, tai mes jam galim trenkti ratus ir tas sunkvežimis skries į tą pusę, kur akmuo. Nu, jeigu, aišku, suveiks. Tai kągi, pabandysim tą padaryti. Manau, gera vieta, kad jį nukreipti į vandens pusę, bus štai už šito posūkio. Manau, galėsim iškart bandyti jį jau nukreipti. Aišku, duodu vairuotojui paskutinis šansas. Vairuotojas, prašome sustoti. Nu jo, vairuotojui jokio skirtumo ir mūsų laimingasis dabar šansas. Bandom jį į ežero pusę nukreipti. Jis priešinasi, kiek matot, suka į dešinę, bet mes vis tiek bandom jį nurėžti į kitą pusę, nieko nesigavo. Opa, mes pradūrėm jam ratą, jau vienas geras ženklas yra. Realiai tai manau, kad jisai galėtų dabar sustoti. Ojojoj, kaip mums pasisekė, kad jis mus nenutempė į... Taip, sunkvežimis? Jau beveik mums reikia jį pilnai sustabdyti, kad skaitytųsi, kad įvykdytų sustabdymas, bet jisai labai nori priešintis. Tai paspaudžiu rankinį ir ant stabdžių. Sunkvežimis vis tiek dar mus tempia, bet tikiuosi, tuo jis ir sustos. Ne, jisai nepasiduoda. Iki paskutinio važiuoja, bet nepasiduoda. Gerai, mes priimsim su jumis vieną sprendimą. Nežinau, ar geras, bet mes tiesiai įsiriešim į priekį. Stok! Nu kągi. Ne, mūsų automobilis važiuoja. Viskas gerai, aš jau pagalvojau, kad viskas. Dar yra paskutinis šansas jį sustabdyti. Stok, sunkvežimi, stok. Čia ne tavo diena. Nebesuka vairas. Nebesuka vairas, prašau, pasuk. Ant bulinis, staigiai atbulinis. Nieko nepadeda tas atbulinas mūsų. Gerai, spaudžiam, bandysim išvažiuoti. Mums tai pavyko padaryti. Toliau bandom po truputėlį apsisukti. Taip, galim pabandyti atbulinį. Ir va štai taip va. Taip. Tai mes su jumis vėl ant kelio, bet jau su kritiška mašina, sakyčiau. Jau mūsų mašina tiek nukentėjo, kad... Nu, nieko gero. Mes su jumis vos važiuojam
Aišku, greitį pasiekėm jau nemažą, 140. O mes su jumis taip pat ir pametėm sunkvežimį. Tai yra, štai mes jį ir matom toliau. Tikiuosi, mums gal ir pavyks sustabdyti, bet aš jau nežinau, kaip mes jį galėsim sustabdyti su tokia mašina, bet bandysim su jumis iki paskutinių, kaip sakant. Tai pas mus vėl mašina nesuka, nieko gero realiai neturim. Čia dar miestas su tokiais nepatogiais posūkiais realiai. Aš dabar bandysiu sukti, bandau sukti. Va, tai jeigu būtų rubrika prašome sustoti, šiaip ir yra šitą rubriką, mums labai priverstų toks dalykas kaip ežys. Būtume jį padėję jau seniai savo, nieko nedarė. Taip. Bandom, kaip sakant, iš paskutinių jėgų, ką turim, tiek ir spaudžiam, kaip sakant. Taip, gerai, matau mūsų sunkvežimį. Vairas jau pas mane išvis nebesisuka realiai, jūs galite patys pamatyti. Kas iš viskas. Nu va ir viskas, kaip sakant. Nu jam. Užkaito variklis. Trečias kartas ir mes nesugebėjom su jumis sustabdyti sunkvežimį. Nu bandom jau paskutinį, 4 kartą, bet jeigu jau 4 kartą nepavyks, tai aš galiu oficialiai pripažinti, kad su lengvąja mašina neįmanoma sustabdyti sunkvežimį. Taip, o mes su jumis grįžom vėl 4 kartą. Nu, nesitikėjau realiai iš tokio sunkvežimio tiek daug. Bandysim vėl į ratus, manau. Arba galim pabandyti dar vieną planą. Po truputėlį bandyti jį stabdyti. Arba bandyti jį kažkaip nukreipinėti. Nu, jisai padarė dabar didžiulę klaidą. Padarė realiai didžiulę klaidą, labai didelę klaidą, kuri, man atrodo, mums gali padėti. Bet jinai mums nelabai nori padėti tą klaidą. Arba dar ką galim pabandyti. Taip, padarėm vėl savo planą. Šį kartą nieko nepadarėm ratui. O, pabandysim dar į priekabos ratus, va štai taip gražiai, bet ir priekabo ratui mes nieko nepakeitėm. O pabandysim mes palysti va čia va, į tą duobę. Nesigavo, manau per mažai vietos bus. Taip, sunkvežimis vis dėlto mus bando visiškai suvartyti, bet aš tikiuosi jam tai nesigaus padaryti. Nes būtų labai negerai. Aišku, nežinau, kad čia matyti galima iš mašinos vidaus, bet kapotas tai jo, nieko gero. O tai va. Bandom nukreipti sunkvežimį į dešinę pusę, darydami va štai tokius judesius. Ir mums tai pavyksta? Mums tai pavyksta ir mes... Prašau, sustok. Kodėl? Taip, gerai. Sunkvežimis sustojo, dabai važiuodamas. Taip. Ir oficialiai galiu pripažinti. Mums 4 kartą pavyko sustabdyti sunkvežimį. Aišku, ne taip kaip aš norėjau, bet vis tiek. Tai pavyko padaryti va štai šitam griovy. Tai va, aš ką noriu pasakyti visiems. Ačiū, kad jūs tikėjote mane. Tai ką mes galim pamatyti realiai. Mes padarėm žalos važiuoklį truputėlį, manau. Užtat jisai va štai šitoj vietoj va. Galit pamatyti pagal provėžas, nukrypo į kairę pusę ir vat jau šitam griovy, aišku, su mūsų automobiliu, užstrigo. Tai ką, aš galiu pasakyti pabaigai. Vis dėlto, sunkvežimį yra įmanoma sustabdyti su lengvu automobiliu. Nežiūrint į visas mūsų pasiekmes, bet mes tai sugebėjom padaryti. Tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Damsgan ir iki kito karto. Iki.